Susitikimo su šalies vadovu Gitanu Nausėda laukia Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Aptariamos galimybės, kaip padidinti gynybos biudžetą. Dėl būtinybės pilnai suformuoti nacionalinę kariuomenės diviziją iki 2030 metų, gynybos finansavimas turėtų būti nuo 5 iki 6% per atmiausius 5-6 metus. Ir tai yra apie 12 milijardų eurų vertės iššūkis valstybei. Kad šį iššūkį būtų galima įveikti, prezidentūra pateikė 4 siūlymus. Pirmiausia, įdarbinti gyventojų indėlius, dalį lėšų ištraukti iš šešėlio, į valstybės biudžetą pervesti didesnes sumas, kurias iš užsienio rezervų uždirba Lietuvos bankas, taip pat skolintis. Lietuvos valiutos atsargos, kurios kaupiamos užsienyje, siekia daugiau nei 7 milijardus eurų. Lietuvos banko pelnas didelė dalimi yra susijęs su būtent investuojant oficialias užsienio atsargas ir tai yra pakankamai reikšmingos sumos. Susitikimo metu buvo susitarta parengti tam tikras Lietuvos banko įstatymo pataisas ir pakoreguoti formulę, kuri numato, kaip yra skaičiuojama Lietuvos banko pelno įmoka valstybės biudžetui. Tai to rezultate Lietuvos bankas galėtų pervesti papildomai didesnės lėšas į valstybės biudžetą. Kol kas neaišku, kokio dydžio lėšos tai galėtų būti. Lietuvos banko valdybos pirmininkas pabrėžė, kad pernai bankas uždirbo daugiau nei 20 milijonų eurų pelno. 2013 metai nebuvo pelningi, tačiau valstybei bankas skiria lėšų ir kitais būdais. 2023 metais ne per pelno įmoką, bet kaip indėlius mes pervedėme biudžetui 110 milijonų eurų. Už praėjusius metus 160 milijonų eurų, o jeigu dar skaičiuočiau apie 15 milijonų eurų pelno įmoką praėjusiais metais, per 2 metus Lietuvos bankas pervedė į biudžetą 300 milijonų eurų. Prezidentas sako, reikia nestandartinių finansinių priemonių, neieškant lėšų žmonių kišenėje. Sako, reikėtų remtis kitų eurozonos šalių praktiką ir kurti naują skolinimosi instrumentą. Kai gyventojai dalį savo santaupų, laisvo sprendimų gali laikyti specialiuose taupomose sąskaitose, kuriuose lėšos gyventojams būtų pasiekiamos bet kada, kai tik to reikia, ir už jas būtų mokamos reguliuojamos palūkanų normos. Verta pastebėti, kad šiuo metu palūkanos už lėšas einamos sąskaitose nėra įprastai mokamos. Gyventojų indėliai galėtų būti skolinami ILTEI, Nacionaliniam plėtros bankui, kuris pinigus investuotų į gynybos pramonę. Anot prezidento patarėjo, tai būtų skatinamas ir šalies ekonomikos augimas. Valstybė šiuo atveju tiesiog konkuruotų su rinka ir su laisva rinka, nes gyventojai šiuo metu aktyviai investuoja. Dalis gyventojų investuoja į nekilnojamo turto rinką, kuri dabar atsigauna, dalis gyventojų investuoja į įvairias investicijų platformas, kiti gyventojai investuoja ir tas pačias kriptovaliutas ir įmonių akcijas, tai valstybė tokiu atveju turėtų pasistengti ir bandyti sukonkuruoti su tom alternatyvom, kurias gyventojai turi šiuo metu. Dar ilgas diskusijų kelias laukia, kol šitas pasiūlymas įgaus tam tikrą kažkokią formą ir manau, kad gerokai greitesnis galbūt būtų variantas pasilikti prie gynybos obligacijų, tačiau jas tobulinti, ieškoti būdų, kaip privilioti gyventojus, galbūt patrauklę grąžą pasiūlant. Tuo metu Lietuvos banko valdybos pirmininkas pabrėžia, reikėtų peržvelgti ir šiuo metu taikomas lengvatas. Pasak jo, jei nebūtų taikomos netikslingos lengvatos, valstybės gaunamos pajamos išaugtų bent keliais šimtais milijonų eurų. Reporterė Enrika Gecaitė, Vilnius.